moteris gal kokius 3 kartus skambino mūsų operatoriai ir sako, kad jai po langais yra kavinė, kur atostogauja ir negali miegoti ištisas dienas ir vaikai nemiega ir, žodžiu, ten yra problemų. Labas vakaras. Gedrimas? Ilona. Aušra. Labas vakaras. Tai kas jums atsitiko? Nu, jūs matot, va, neįmanoma čia apsistot, pailsėti, atvažiavom su mažais vaikais, triukšmas, nu kaip, norim ramybės, norim, o ne tai, kad išgertuvės ir taip toliau, nu čia... Vaikai negali užmigti? Man migrena, galva skauda, vaikas irgi nemiega naktim, nes triukšmas, nu, neįmanoma pailsiauti. Nu tai ką einam į tą barą, bandom šnekėti su savininkai, žiūrėsim, ką galim padaryti. Eina. Gerai, parinkim. Sprendimą rasim tikrai. Sėkmės, kantrybės. Tai tu kas čia darosi? Tiesiai, nei sakė. Jiem tai visiems linksma. Dar kokie gabalai? Nu, jiem tai linksma šitą. Bet žmonėm ten tai nelabai. Labas vakaras! Ko reikia? Viršininko, prašau. Labas vakaras. Labas vakaras. Aušra. Išjunkit muziką, čia labai žmonėm trukdo, nervuoja. Kam trukdo? Nu visiems taigi gyvena žmonės iš Tai kas skundžiasi? Niekas nesiskundžiasi. Vaikai jos nemiega, nei mus kreipiasi, čia sakė iš proto, vaikai čia nuo to triukšmo. Vaikit vairus, pažiūrėkit, kokia čia vakarėlė vyksta, kas čia dedas, žiūrėkit. Ne, bet jūs pats galėtumėt miegoti. Vasara trumpa, taigi reikia baliuoti žmonėm, pažiūrėkit, ar kam čia blogai? Aplinkų žmonės atvažiuoja pamiegoti, pailsėti. Vaikai, nesąmonė. Šnekėt negalim. Kas čia per garsą? Čia ilsėti žmonėm. Padėkit kameras, reikia prisijungit, geriau pas mus, ką čia? Nu pildysit garsą ar ne? Ne, vaikas, su apsauga iškviesim, kas yra blogai kas nors? Kvies apsaugą, arba kviečiam apsaugą, arba kviečiam apsaugą, arba išduodu kamerą. Šitaip mes to nepaliksim. Bet ką padarėmės? Žmonės linksminosi čia. Tokia graži naktis, gerai leido laiką. Tiem viską sugadinom. Negera kažkaip. Reikia dar kažką daryti.